Ok, tai yra SEO trečiadienis, šiek tiek kitoje aplinkoje yra dvi naujienos, nustoja veikti dauguma rank trackerių, tai yra pozicijų atsekamumo įrankiai, SEO įrankiai, kurie parodo, kuriai pozicijai tu esi pagal kažkokį raktažodį. Ir kita naujiena yra tai, kad Google Search Console dabar galim pamatyti kritimą parodymų, paspaudimai lieka tokie pat, bet parodymai krito. Angliškai čia dažniausiai matom kaip impressions. Tai yra dėl vienos globalios naujienos, tai kad Google išėmė parametrą, kuris leisdavo vienu requestu arba su viena užklausa išparsinti, nuskenuoti top 100 pagal kažkokį raktažodį. Ir tie rank trackeriai, tie įrankiai, kurie neturi naršyklės pagrindo pozicijoms sekti, jie praktiškai dabar yra be sprendimo, daug raktažodžiai įrankių pasisakė savo socialinėse tinkluose, parašė, kad ieško sprendimo. Ir beje, irgi kita naujiena įdomi čia susijusi, kad Google ieško specialisto, siūlo darbo specialistui, kuris užsiimtų būtent antiparsinimo, jo darbo pareigos būtų apsaugoti algoritmą nuo tokių įrankių, kurie išparsina ir parodo pozicijas. Tai, ką mes matom ir kaip su to kovoti, ką pastebėjau, rank trackeris, kurį mes irgi naudojame, tai yra iš PowerSuite rank trackeris šiuo metu nieko nerodo, nes jeigu jis nerado pirmam 10-uke, kas atsitiko? Dabar vietoj to, kad nusiųsti vieną užklausą top 100-ui ir nuskenuoti visas pozicijos visų, tarkim, yra raktažodis, koks nors SEO optimizavimas. Ir jeigu anksčiau buvo viena užklausa, kad nuskenuoti visą topą, dabar reikia 10 užklausų nusiųsti ir tai pabrangs, dėl to pabrangs, aš manau, kad pabrangs visi tie įrankiai, kurie anksčiau buvo, palyginus, palyginus nebrangus. Bet rank trackeris nustoja veikti, o Ahrefs kol kas veikia puikiai, dėl ko? Dėl to, kad jie naudoja naršyklės kaip pagrindą būtent nuskenuoti topus. Kaip bus toliau pažiūrėsim, bet dabar verta žinoti, kad dauguma įrankių nerodo, pavyzdžiui, rank trackeris, jis nuskenuoja, pavyzdžiui, mes turime kokią poziciją antram puslapį ir trečiam puslapį, jis skenuoja tik tai 10-uką, toliau neina skenuoti, jeigu anksčiau skenavo visą 100-uką, dabar skenuoja tik tai pirmą 10-uką, jeigu pozicijų nerada, tai rašo, kad tu neturi jokios pozicijos, nors realiai tu gali būti ir 11-12 vietoj pagal kažkokį raktažodį savo. Tiek žinių šiandien ir tada susimatysim kitą kartą. Iki.